Sveiki, esu Tomas Alamanavičius, man 22 metai, Jonavos Lietuvos komandoje žaidžiu saugo pozicijoje. Iš kokio miesto esi kilęs? Esu kilęs ir gimęs iš Panevėžio mieste. Būtent ten pradėjai savo sportinę karjerą? Taip. Ar buvo iki futbolo kokia nors sporto šaka, kurią mėgai, bet nenuėjai, ar buvai linkęs į kultūrą? Buvo iš tiesų 5 metų, gavau pasiūlymą eiti lankyti karatė treniruotės, tai teko nueiti į šią sporto šaką, tačiau pabuvau jau 1 savaitę ir nepatiko ir nebelankiau. Koks tavo pirmasis treneris? Pirmasis treneris buvo Tadas Butrimas, tačiau tai buvo vyresnė komanda. Tai buvau aš ten jauniausias, kaip pasakyti, ir sekančiais metais perėjau savo grupę, kur mane treniravo Giedrius Juzelinas. Mokėsi sporto mokykloje ar futbolo akademijoje? Ne, tiesiog mokiausi Minties gimnazijoje ir draugai paskatino eiti lankyti treniruotės, dar kai buvau labai mažas. Kokia buvo pirmoji tavo komanda? 18 metų gavau pasiūlymą iš Panevėžio Ekrano pasirašyti kontraktą, taip kad nepraleidau tos progos ir pasirašiau. Kuriuos klubus dar atstovavai? Pirmasis klubas, tai kaip sakiau, buvo Panevėžio Ekranas, paskui žaidžiau Gargždų Bangoje, Pakruojo Krojos komandoje, o dabar esu čia. Grįžkime prie Pakruojo Krojos. Visiems aišku įdomu, kodėl jinai subyrėjo, nebeegzistuoja šitą komandą. Kodėl taip atsitiko? Kaip pats galvoji? Sunku pasakyti iš tikrųjų. Nežinau, net klubo valdžia nusprendė pasitraukti iš čempionato. Taip kad nei žaidėjams tai nebuvo į naudą. Manau, tiek pačiam visam Lietuvos futbolui. Be futbolo ką gyvenime veiki? Mokausi neakivaizdžiai sporto universitete. O šiaip visą laiką atima futbolas. Hobį turi? Hobiai? Nežinau, mano hobiai gal susiję labiau su sportu, mėgstu aktyvų laisvalaikį, keliones, pažaisti tenisą, tinklinį. Labiau toks aktyvus pas mane, poilsis, tokie ir hobiai. Kas tave atvedė į Lietuvą? Tiek su treneriais Mariu ir Pauliu esam geri pažįstami. Jie, kai sužinojo, kai subyrėjo Pakruojo Krojos klubas, iš karto man parašė, ką veikiu ir iš karto pasiūlė tiesiog prisijungti prie šios komandos. Kiek laiko komandoje esi? Kiek laiko treniruojasi? Apie mėnesį maždaug. Ir kokie įspūdžiai? Ar ilgai reikėjo laukti, kad susibendrautum su komandos draugais, treneriais? Nežinau, iš tikrųjų, kolektyvas labai geras, treneriai pažįstami, kažkaip labai lengvai įsiliejau komandą, manau, puikiai priėmė, viskas super. Atėjot, kai rezultatai jau teigiami, komanda pirmoje vietoje. Kaip pats vertini, kokia bus sezono pabaiga čempionate ir ko tikitės taurės varžybose? Visų pirma, čempionate tai būtų kvaila tikėtis kitos 2 ar 3 vietos. Esame tvirtai pasiryžę ir nusiteikę iškovoti aukso medalius. O taurės varžybose tikimės pasiekti pusfinalį. Dėkui ir sėkmės. Ačiū.